Labryt, sena besimaudžiau, galvoj rek, važiuojant nusimaudyti į kokį tvenkinį. Tai atvažiavau į tą gerą vietėlį, kur žiemos metu maudydavaus. Čia labai reta, kad te būn žmonių, tai biški pasimaudysam. Pažiūrėkit, koks gražus vaizdas ryt. Pasak, ryt ypač pats gražiausias vaizdas. Jau jautas tikra, kada čia, pateik. Sena bebuvau jau kokį mėnesį, pusantrą, tai tikra, tai vandau, atšėl nebloga. Po maudynių. Dar kaip žinot, po dušu maudaus. Rytą šaltų į dabar, davėjin reizą šitą ežerį, bet vis tiek kaip duši ir ežerį nepajustu, kaip ežerį jausmą, vis tiek gamta, paukščiai, vis tiek žymiai maloniau, ypač kaip nusimauda ir apsimaudint drabužis, tai tu taip tą šilum vis parengtų, tai labai geras toks jos smėlis. Tai šiandien iš treniruočių, iš valgymų niek nebus video, bus tik tą biškį šitą iš kalbos. Tai biškį pakalbės apie varžybas, katros jau artėja ir apie treniruotis, apie maistą, nors maistą plius minus valgau taip pat, bet tik tą didesnių porcijų. Tai dabar pirmas varžybas bus gegužės 2 Kalvarijoje. Tai bus čia nutelšių vyrų 250-270 km. Biški per ves lietų beveik važiuoti. Tai bus 5 rungtis berods, 5-6. Bus traktoriaus traukiams, rastas, trauka, 130 kg maišą nešiems. Paskiau kažkas da, dabar tiksliai nepamenu. Net ir telefon pasiims pasižiūrėčiau telefonį ir rungtis surašytis, tai bus pirmas varžybos. Prieš savaitę vyriaus, gal sakiau per video, gal nesakiau, nebepamenu, sferų 108, tai norėčiau biškį daugiau, kokį 110 mažiausiai, 112, tai būtų labai gera, kokį 115 būtų dar geriau, tai manau vis tiek pačios pirmas varžybos bus toks, kaip įsibėgi, kaip startas, toks startas paskiau, o antras varžybos bus Anykščius bus, tada bus, nemelau, Anykščius bus varžybos pirmas etapas, paskiau bus Ukmergė gegužės 23-4 kiets varžybos. Dabar vis tiek nusimato per sezoną 10-15 varžybų, tai tikra manau. Tai nebebus, kad sportuoti reiks kiekvien beveik savaitgalį dalyvauti, ne kiekvienu kas antrą. Tai bus varžybų mūsų sezonas prasideda vasarą. Tai buvo apie varžybas tiek biškį trumpa. Tai kiek dabar valgau, kaip visuomet 5 kartus. Pradėjau didinti tas porcijas, valgau į valgym žalių ryžių sverus 200 gramų. Aišku, ten čia tik ryžiai vien, aišku, ten valga ten mėsą kokį, prie tų ryžių, tuna. Tai rytą dažniausiai kiaušinė būna, dauna arba avižas. Tai stengiuosi to maistu tokį sveikesnių ir padidinti ant svorį. Nenoriu labai baisiai tų riebalų užsiauginti. Nors į tiep yra, bet kad išves, neišmestų. Aišku, nepamaišo nei mūsų sportį, bet geriau aišku, vieno rungtė bus geriau, kito bus blogiau. Kokio kito rungtė, kur daug sveri, ištvermės rungtė, ten kokio, aišku, netiek labai gera, bet jėgos rungtė jau, aišku, kad davė.
Tai geriausia tokį vidurioką atrasti, balansą. Manau, virš 115 būtų padidžiausia jėga, kokias turėjais, kokias pasieiksi. Tai 115 gera būtų sverti. Sezon vidurį, sezon pabaigo, manau, būtų pats gazėlis. Tai buvo, dar ko apie treniruotės. Vakar buvau irgi, kaip sakiau, prieit video, buvau pas Galiūną tu, sportavom rastą. Tai rastą iškėliau, pasisekė, ką pasisekė. Labai gera kėlės, rast patogus. Tai iškėliau 129 kg, nors nesuteik iškėlsi. Parodė tokių būdų, ten kaip rastą geriau užsiridenti. Net apdarydavau hantelį da kėlėm, parodė, kaip reikia kanon užsikelti. Iš vis taip šitą persikreips darydavau, reikėdavo kitą apdaryti, žiūrėti, priglausti ausį prie hantelios, prispausti. Aš kaip darys, su tom treniruotėms parodys, kaip mokėn. Tai labai daug pamokų davė tokie maži dalykai, žinot, bet susideda veina ir labai gera gaunas viskas. Tai buvo, kas da. Tai dabar dažniau pavažinės pasportuoti. Pasportuoti važiaus dažniau, tai kaip sportuojant dviejų vis tiek pamato kokius klaidas, tai jau pasakom blogą padara, daku nors pamokėn šitą, arba pasak, nevakščiuok su tauras, tada ko nors tai jau iškart tave galva ten, kad nevakščiuoti, taupyti jėgas ir geriau pasikelt. Tai buvo, viskas kol kas liuks, be jokių traumų nėra. Stengus viską tvarkingą daryti, tempimą kiekvieną dieną, stubur pratimą 2 kartą dieną. Tai taip, konda, kas laik šnekant, kad nebūt, kapos praleidti, kon pasakyti. Tai buvo, atrodo, kaip ir viskas. Galvoju, biškį trumpą papasakos, kaip čia kas, kaip varžybos, kaip artė. Niek čia nebliek ir treniruotės, kiek čia liek, kokių sunkių treniruočių, neapdaug. Dabar įkas čia ir balandžio 6 berods šiandien. Tai iki beliek mažiau nei mėnuo ir prasidės varžybos. Tai buvo, tiek norėjau jums papasakoti, biškį apie varžybos daugiau. Aišku, viskam filmaus varžybos, jums stengsiuos viskam parodyti iki šias. Tai tiek šiandien laisva. Vakar sportavau pas to Galiūną. Kaip jis sakiau, tai šiandien laisva, pailsės. Rytoj nuvažiaus pasidarysiu krūtinį pasidarysiu ir paskiau laisvą ir tada pasidarysiu sunkia kojas. Tai buvo, šiandien atsistatėm, smaistas ir rytoj treniruotę ruoštis ir teik. Tai buvo, niek neaptur daugiau kam pasakyti, viskam papasakojau atrodo. Arba bus kaip visuomet atsimins, kad įliepsiu mašiną, blem, galėjau tam pasakyti. Tai buvo, šiam kartą ateik ir susimatysim lygiai už savaitę, jau manau bus kur treniruoti arba maistas su treniruoti, arba vien treniruoti video. Tai buvo, laiminga ir iki kitų kartų. Iki.